Labą dieną, esu Karlis iš Laikas kavai ir noriu Jums pristatyti naują jūros gaminį Impresa F7. Tai yra naujas kavos aparatas ir parodysiu kelis jo privalumus. Taip, pradėsiu nuo įjungimo. Užtenka paspausti vieną mygtuką ir visos kitos operacijos bus lengvai padaromas vien sekant nuorodomis. Prašo praskalauti. Jūro aparatai pasižymi tokią savybę, kad jie nuolatos prašo jos pravalyti, kad neužsikimštų. Tai įtakoja jų ilgaamžiškumą. Tai trunka neilgai. Pašyla jisai gan greitai. Ir jeigu bus galima jo naudotis, tiesiog bus ant ekranėlį parašyta ready. Viskas. Jis pilnai paruoštas naudojimui. Pagrindinis aspektas, dėl ko kyla klausimų, naudojantis automatinis aparatas, tai yra pieno plakimas. Lauko prekybai labai aktualu, ar telpa po automatiniais aparatais tokio dydžio puodeliai. Kaip matom, šiek tiek pasineria piltuvėliai. Nors šitas piltuvėlis pasikelia aukščiau nei įprasta, bet ir tai neužtenka iki galo pakelti. Todėl yra tokia galimybė plakti pieną atskiram inde, po to perpilt, tarkim, kaip naudojantis profesionalią įrangą. Tai labai aktualu lauko prekybai, Palangoj, kur yra dideli kiekiai žmonių ir reikia staigiai paruošti kokybišką kavą, nepriklausomai koks darbuotojas dirbs. Tai ką, pradedam nuo kapučino, baigsim latte. Espresso gal nedarysim. Tai reikia vieną mygtuką paspausti, ruošti garą. Tai trunka apie 10 sekundžių. Jisai prikaista. Ir toliau bus sekanti nuoroda atsukti kranelį. Labai paprasta, viskas yra paaiškinama. Užsidega indikatoriai, todėl nėra sunku suvokti, ką reikia daryti. Per šiudelį siurbiu pieną ir iškart plaka per kapučinatorių į atskirą indą. Galime keisti trukmę, kiek mes norim pieno. Jeigu mums pieno užtenka, mes galim sustabdyti ir viskas nebeplaks. Pieną pastatom į šoną ir darome espresso kavą į vienkartinį indelį. Piltuvėlio aukštis keičiasi, kad netaškyti. Spaudžiame espresso kavos puodelį. Ir po to, kai paspausim, galėsim iš karto reguliuoti stiprumą ir vandens kiekį. Darom ekstra. Ir kol bėga vanduo, galima reguliuoti kiekį, kokį norim. Nuo 90 ml. 45 ar 50. Dabar, manau, užteks 50 ml. Šis aparatas turi aroma plus malonėlę, kuris išlaiko dar geriau aromatą kavos. Ir tai atsiskleidžia kavos puodelį. Labai skaniai kvepia. Suplaktą pieną šiek tiek pramaišom. Ir perpilt galėsime į indelį. Pienas susiplaka dar geriau negu plakant savarankiškai, naudojant profesionalią įrangą. Prašom, kapučino. Dabar man ragaut reikės? Gali paragaut, prašom. Drąsiai, nesikuklink. Čia gali paimti cukriuką, vienkartinį, Kikodoro. Jo, visur čia kavytė, cukriukas, viskas yra Kikodoro. 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 Taip norisi čiko. Ispaniškai taip čikau. Kaip matom, čia ne pirmą puodelį gerim. Šiandien daug puodelį išgeriam. Tai ką, ruošiam dabar latte.
reikės iškirti. Gerai, ruošiam toliau, late. Tai sulūži galvą. Be to šitas aparatas dirba itin tyliai, netrukdo šnekėti, tarpusavy, kaip senieji modeliai. Kiek laiko garantija? Garantija 2 metai, vandens talpa čia, jinai išsitraukia, labai patogu pripildyti, kada norit. Kaip matom, pritrūkom jau pieno. Ir užtenka. Čia dedasi pupelės. Naujas dangtelis, kuris išlaiko aromatą, nes prisispaudžia labai gerai. Ką, paruoštą pieną dedam iš šono ir dedam didesnės talpos puodelį po piltuvėliais kavos. Ruošiam tą pačią espresso kavą. Extra strong. Late kavai gal kiekį šiek tiek padidinsim kavos. Maždaug apie 65 ml palikim. Priklausomai kiek žmogus nori. Galima, aišku, suprogramuoti automatiškai, kad jis visą laiką tą patį kiekį piltų. Kavos kiekis nesiskiria nuo individų. Jo, iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega, nepriklausomai nuo vandens kiekio puodelį, kavos pupelių gramų sąnauda išlieka ta pati. Prašom, labai gražiai auksinė kavos spalva. Ir taip pat galime... Vieno tokio padelio suvikina kokia yra, Karoli? Apie litas 50. Bet kas dirba su kava, tai žino. Tip top, užteko pieno. Talpa jau tuščia. Tai ką, prašom. Skanaus. Be to, kai pritrunkam vandens, iš karto gaunam įspėjimą, kad reikia pripildyti vandens. Tai padaryti taip pat paprasta. Paimam, ištraukiam. Einam iki kriauklės, pripilam vandens ir statom atgal. Gal gali padaryti? Aš pauzę padarysiu. Kaip pauzę padaryti? Kur šviesa? Šviesa čia. Eik toliau. Čia kažkaip nepačiaudama rodė. Nes reikės dar praskalauti kapučinatorių, ten irgi svarbu žinoti. Tuo tarpu Karlis gali jums papasakoti anekdotą. Kad laukia. Ačiū kolegai. Pančiai, pančiai. Su pančia. Na va, pripildėm. Ne, reikia daugiau vandens. Gerai, darom taip. Aš turiu čia vandens šoniai. Pripilsim. Ready. Gerai, dabar 10 minučių po paskutinio late ar tiesiog pieno plakimo reikia visada praskalauti kapučinatorių, kad neužakėtų, nes pienas mėgėjas užkimšti visas ertmes. Tai aš turiu tam stiklinę su vandeniu. Man paspaus, leis man paspaus. O arba neturiu. Ir ne, jisai po 10 minučių pas paprašys ir tada tiesiog reikės paspausti rins mygtuką. Darbo pabaigoje reikia nuimti kapučinatorių ir išplauti, nes ten yra pieno, kad nepridžiūtų. Ir viskas labai paprasta. Neįsiplaunu. Prasiskalauja, bet dėl visako patartina dar pačiam praplauti, nes ir vamzelį praskalauti, kad neužsikimštų ir nepageltonuotų. Bet tiek tirščiai iškrenta čia. Labai paprastai reikia viską išmesti, išpilti. Išsirda. Čia papildomas vanduo. Viskas. Jeigu čia jau prisipildo ar per daug vandens, ar per daug tirščio, aparatas vėl prašo pravalyti stalčių. Viskas.
kur viskas Viską, tvarka, galima vienu būtų žodžiu jis viską pasako. Viską ką jam daryt. pasako, jo, nieko pačiam galvot nereikia. Tai vat, tiek šiandienai. Laikas kavai. Karolis ir Vilgis, viso gero. How to